Aš patirtie žinau, kad tos paskutinės minutės, ypač tokių rungtynių, kokios buvo šiandien, treneriam tarsi ant adatų. Ir plaukai pražyla, ir barzda, ir ant galvos. Ką jautėte, ką matėte, ypač tos atakos metu, kai Giedrius Zenkevičius, galima sakyti, išsaugo tašką? Visų pirmiausia, noriu pasveikinti žaidėjus su puikia pergalė. Mano nuomonė tikrai buvo įdomios įtemptos rungtynės, kur jos buvo apylygės. Taip kad gal mes turėjom truputį daugiau šanselių, o tas, kas liečia paskutinę situaciją, pagelbėjo vartininkas, sėkmė. Taip kad, žinot, sporte be sėkmės niekur, taip kad gerai, kas gerai baigėsi. Buvo rungtynių, kur galima sakyti, ta sėkmė nesišypsojo jums, kad ir paskutinės pralaimėtos rungtynės Šiauliuose, kur antrą kėlinį jūs buvot labai arti to įvarčio, bet jo nepavyko įmušti. Žinot, kiekvienos rungtynės turi savo istoriją. Šiauliuose nepasisekė, bet praleidom tokius labai, mano nuomonė, pigius įvarčius per savo tokias žioplas klaidas, po to jau reikia bėgti, vytis, atakuoti, bet šlubavo realizacija, o kaip minėjau, šitose rungtynėse, mano nuomonė, tikrai buvo įdomios rungtynės ir džiaugiamės, kad jas pavyko laimėti. Atkreipėt dėmesį, gal ir neatkreipėt, kad šiuose rungtynėse buvo pelnyti 3 įvarčiai, 2 iš jų pelnė žaidėjai pasirodė po keitimo. Tam kaip tik norėjau paminėti ir prieš rungtynės tą kartojau, kad Gelmanai žaidžia kas 3 dienas ir bus labai svarbus keitimai, taip kad džiaugiuosi, kad jie pavyko ir tie žaidėjai, kurie ėjo į aikštę, tikrai sustiprino ir pašviežino, taip kad džiaugiamės tuo, laimi komanda, ne tik tie 11 žaidėjų, kurie pradeda rungtynės. Klausiau varžovų trenerio apie tai, kad dabar rinktinių pertrauka, tarsi ir pauzė, ar duos komandai pailsėti. Tai jo atsakymas buvo, kad papildomos treniruotės neturės naudos, o jūs vėlgi leisite kažkiek atsikvėpti? Leisim, kai kurie žaidėjai išvažiuoja į rinktinės, tai irgi nebus jiems labai daug poilsio, o rugsėjai laukia labai daug rungtynių ir svarbių rungtynių, taip kad tikrai duosim kelias dienas vaikinams pailsėti ir vidury savaitės vėl pradėsim judėti. Šiandien turėjote ir netradicinių žiūrovų, baikeriai už vienų vartų buvo suvažiavę su savo technika, sėkmingas rezultatas, gal ir ateityje pamatysim motociklininkų čia stadione? Puikiai šventė. Padėkoti ir galim, kad irgi vėl su tokiu sunkiu momentu palaikė, buvo daug žiūrovų ir baikeriai, taip kad smagu tikrai tokios futbolo rungtynės geram stadione prie vakare, taip kad viskas tikras futbolas. Ja. Gerai, sėkmės ir daugiau. Ko reikia, tai sėkmės. Ačiū. Kova buvo arši, atkakli, bet rungtynės pralaimėtos ir baigė tokią sunkią seriją, nes iš tikrųjų žaidėt kas kelias dienas ir su rimtais varžovais. Skaudu, kaip ir sakote, rungtynės buvo gana lygios, aš manau, nei viena, nei kita komanda tų momentų neturėjo ir jau antros tokios rungtynės ir su Kauno Žalgiriu, tų momentų nėra daug, bet viskas krenta į mūsų vartus. Tai apmaudu, aišku, Organizmą neapgausi, tai buvo 8 rungtynės šitą mėnesį ir aš jau matau paskutinės kelias rungtynės, kad tos energijos yra mažai ir žaidėjai šiek tiek saugosi ir tų momentų sukurti mums sunkiai sekasi. Ne tik dėl to, kad žaidžiam prieš geresnį varžovą, kaip pasakyti, geresnį, gal prieš tos savo tiesioginius konkurentus, bet dabar labai jaučiasi tai, kad vieni šiek tiek šviežesni, gal buvo, mes buvom, sakyčiau, pavargę, gana labai pavargę, bet, žinot, žaidėjai gynėsi gal neblogai, bet ta vienintelė klaida rungtynių pabaigoje kažkur tai aikštės viduryje, kur, praradom kamuolį, Sūduva pasinaudojo ir neįmušė, nors turėjome ir mes gal tą paskutinį momentą, kad išlyginti tą rezultatą, bet šiandien nepavyko.
Minėjot apie sunkią atkarpą, daug rungtynių, kartais ir treniruotis nėra kada. Bet šiaip vis ir sulaukia, aišku, ir netenkat kai kurių žaidėjų, kai kurie ir pasirodo jūsų komandai. Matėjaus dar kol kas negalėjom tikėtis aikštėje, ar būtų variantas jį išleisti? Žinot, tokių laikotarpių žaidėjų, kurie atvyksta, jie būna nežaidė ir gana nežaidė ilgą laiką, tai jų kondicijos yra, na, sakykim, taip atvirai, prastos, nežaidybinės kondicijos, tai tam reikia laiko ir kurio mes neturime, o kiekvienos rungtynės yra svarbios, tai čia matau problemą, bet, turėsime suktis, kitos išeities nėra. Dabar rinktinių pertrauką, šiek tiek duosi turbūt ir pailsėti komandai. Papildomos treniruotės naudos tikrai neduos. Aš manau, ir fiziškai, ir emociškai esame pavargę ir tas keletą dienelių tikrai reikia duoti pailsėti. Ir manau, kad po viso to vėl kipsime į darbus ir aš manau, kad tas dabar laikotarpis yra labai svarbus, ypač rugsėjo mėnuo. Tai laukia ir taurės pusfinalis ir dar keletą išvykų. Tai ruošiamės ir turim būti pasiruošę.